Kolegos iš CIA, Vokietijos nori matyti mūsų dokumentus. Kiekvieno sklandytojo svajonė paskraidyti Alpes ir perskristis per visą ilgį ir žeta progą patirti. Kuo toliau link prancūzų, nežiūrėjau, kad būtų gerai pataikyti tą langą dar. Alpės jos tokios atrodo civilizuota, ar kad kažkur šalia yra žmonės, bet kokiuose Pirėnuose ten skrendi nei vieno, nei namo, nieko. Matau, kad po manim ten 10 ar 15 metrų, aš jau nei greičio neturiu nieko. Tai ką, beliko tik tai parašiutuot. Nusileidom tą dykumą, vandens iš balastų net neįsipilinėjom, sakom, druk, nusileisti tokią dykumą, kur net nutraukši realiai, pavės 40 laipsnių. Iki Sirės liko 800 km. Pagal aukštį tai kaip ir užtektų, bet reikia perlipti šitus kalnus. Tas sklandytuvas taip ir pasikabino ant tos skardžio, reiškia. Tai mes ilgai laukiam kaip per tą kokį mažąjį princą. Jau žvaigždės šviečia, tai mes vandenį geriam iš tų balastų ir su tuo darėmės karinį davinį. Ir tada jau, laukiam, tai iki 12 nakties buvo važiavom. Nerealu.